Žiema, miškas. Let's go. Mini adventure vėl. Oras nėra pasiteisinimas. Žinot, ko aš dabar noriu? Noriu kaulų, kremzlių, odų gabaliukų sujungti į vieną tokį plastiko pagalį. Pateikite prekę į pagalį. Nu, šaltukas jaučias, kai nusiėmi pirštinės. Kalbėjau telefonu, tai wow. Tai jo. Žiema įdomi. O kokius pusnys, o mano batai tikrai nenuostabiausi. Kaip jūs šiandien? Aš irgi namie čilinau, nieko neveikiau, bet galvoju vis tiek planavau šitą dalyką, nu tai kažkada reikia. Kad ir busy diena, nu tipo, yra planų, davai šaunam, kiek spėsiu, tiek spėsiu. Žinot, gaila, kad nerealybėje esat tačiau, nes realybėje žymiai gražiau atrodo viskas. Žinokit, mama buvo teisi, telefonas ta problema. Paliksiu jūsų čia vienu. Sugalvojau mini solution. Dabar pasilenkus tikriausiai man šviečia kamera. Turime į subiniuką. Labai gerai, seniukai. Aš tiesiog su savo geru varau. Ką turiu? Tikrai džiugiuosi šitą kamerą, nes ir šaltyje, ir karštyje, ir po vandenuku. Link in the description. Padarysiu iš tikrųjų linką. Čia nesaugiausia vieta pereiti, bet ramūnas. Žiūrim į kairę, žiūrim į dešinę. Wow. Stop. Kelias pravalytas, nuostabų seniukai. Įsivaizduojat ant vandens. Tuvaltikė kokia, per tos ledus. I am the first person to walk here since the winter season. Probably not. We walk. Labai gražiai atrodo. Galima žiūrėti ir žiūrėti. Prie Kleboniškio tilto pastatė naują tokią rampą. Čia, kad tie, kurie vežimėliuose turėtų biškį more fun. The more you know. Nepamiršiu. Einam. Kelias, kaip sakoma, tobulas. Ten būtų bairis pamiegoti. Ten būtų bairis pačiužinėti. Tas pagrindinis Kleboniškio kalnelis, legendarinis, kur žmonės susilaužo rankas, kojas. Nučišiame? Baig. Aš be jokio pašikniuko, reikėtų atimti iš kokio vaiko, greitai nedaryti. Davai jum. Jakavai, neturim laiko. Opa, taip ten pavojinga. Nieko nematau. Oh my goodness. Nėra kelio čia. Tave pušinti į priekį. Pakeičiu biškį FPS-us. Ėjimo greitis sulėtėjo 3 kartus. Pravalytas kelias. Žiūrim, gal reikia šokti vis dėlto. Nes čia gal vandens yra. Kas nešokinėjat? Jūs tikriausiai nešokinėjat. Kolio šokinėjat. Atsistojat greitai. Let's go! Negilu, žinokit, negilu. Su viena ranka dar. No oxygen. Mountain climbing. Aš pagaliau. Hallelujah. Come on somebody. Kelias normalus. Aš. Žiūrim, kad dar turim 2 valandas apie kažką nuveikti. Kai idėja dar vieną biznį sugalvojau. Kleboniškio miškas tokie kaip aš ateina ramnu pasivaikščiot. Gal noriu nučiuošt, bet neturiu pašikniuko, neturiu spurgos. Kažkas sėdi ir išnuomoja. Nu, ieškom potencialių aukų. Labdiena! Toks atsitiktinumas, wow. Geras. Susitikom pažįstamus. Kuprinė su viskuo, važiuojam, bet... Opa! Nieko nematau! Sniego pavalgyt gavau. Čia tiek daug prisnygė. Ledo net nežinia, ar yra prikolas. Atsivėsint biškio, ne? Let's go find a campsite.
Turim policiją. Ainzo Aindra. Iškart įeini mišką. Miškai ramiau. O viena mašina pravažiuoja. Oi, prisimenu šitą kelią. Čia bėgom maratoną. Kaunas Stay Hard. Suorganizavau po šitą kelią aplink Kauną. O žiūrėkit, žilstų. Jeigu kažkas šią žiemą eina sportuoti, labai didelis respektas juokaujat. Daug žmonių eina pasivaikščioti, eina pasigražėti. Mišku, nu taip, gražus. Todėl einam kažkur kitur. Toliau. Ką mes čia priėjom? Kažkokį poligoną. Sninga gerai. A čia vanduo. Ledas gali būti. Nu, normaliai atrodo užšalęs. Jo, bandau surasti kokią stovyklavietę. Rūtikas. Galės tūtikas. Negerai. Žinot, kas čia... Vandentikas. Geros dienos. Nu, kas trukdo su pažįstamais tiesiog taip pabendrauti. Kad tu lietuvis, nu gerai. Neleis tavo kraujui sakyti, kas tu esi. Tu gali būti, ko tu nori, negali. Aš negaliu dabar imti ir sakyti, ir aš moteris. Viskas. Einu į olimpiadą. Ai. Dabar taip ir dar žmonės. Nu, čia grinai vaikystė primena. Eik tu savo, patys išeikit į mišką, pamatysit. Nu, tokia Narnija. Sausainiai arbata. If you know, you know. I didn't know. Aš net neatsimenu Narnijos ploto. Bet žinau, kad tas liūtas Top G. Wow. Wow. Čia žiauriai gražu. Tai reikėtų. Teritorijos stebimo vaizdo karim. Bro, what are you talking about, man? Sanitarinė zona, pašaliniams įėjimas draudžiamas. Tie, kas atsisako gerti jūsų mikroplastikus vandenį ir Plan B, išlaiko to žmonės, ne? Kurie sako jums tiesą. I'm not crazy. Did anybody say crazy? I was crazy once. They locked me in a room. A rubber room with rats. And rats made me crazy! Čia insane. Čia Kaunas. Primeskit. Kaunas. Lituanija. O tu jeigu dar pavažiuoji biškį už Kauno. Bet ir čia vau yra, ką tu šneki. Visą laik mes nusikreipiam į kažką kitur. Žolė žalesnė kitur, ne? Mergina gražesnė, darbas geresnis, šalis geresnė. Džiaugiamės, kad turim. Mes turim biškį tų migrantų daug, ne kaip Anglija. I'm not racist, buddy. I'm not racist. Stop the cap. Suprantat, kad nieks nežino, kur aš dabar einu. Nu, tu visi gerai žino, kad tik Leponiški, bet kur tiksliai. Vilkas pareitų koks. GG done. O tokie labai gerai sausi, numirė. Kažkaip batai magiškai laiko daugiau nei aš įsivaizdavau. Tikriausiai, nes aš neleidau įbėgti į vidų pro viršų. Čia yra laiptai klaustukas. Nu, čia atrodė iš pradžių kaip fireplace, bet dabar atrodo kaip kanalizacija, tai gal nebandysiu čia ugnies kurti. Bet sišiukų tai noriu. Jūs tai nežiūrėkite. Jeigu man po to ateis baudelė už nelegalų vandens išpilimą, jūs nieko nematėt, supratai? Crazy. Crazy. Žiūrėkit, ką radau. Sėdynę. Čia puikiai atsisėdom. Užsikuriam. Sėdynė? Jo, sėdynė. O turim kalniuką ir pirmas užsukimas. Negriuk svarbiausiai, negriuk. Nu, labai įdomiai. Aš dabar einu tarp dviejų negalimų zonų įeiti. Tarp dviejų tvarų. Nežinau, kažką vis dėlto slepia tie vandentikiai Lietuvos. Suspicious. If I am, then you know who did it. The Jews! We got him. Atidaryti vartai. Ne, taip ir prasideda. Taip prasideda tie visi filmai, kur randa po to kamerą kažkino ir po to misteris. Sanitarinė pašaliniams įeiti draudžiama. Žiūrėkit, aš neeinu. Aš koją įdėsiu tik tais, viskas. Čia tikriausiai filmavo tos keistesnius dalykus. Serialas į filmų pataimyną. Nu įdomiai, čia einam, čia net nežinia kur vanduo, kur ne.
Tenais gerai atrodo vieta tarp tų medžių. Wow, yes. Tokių namie vaizdų nerasi. Priėjom šaltinį. Kažkas šnapšta. Nepatinka šitie šviežiai pėdsakai. Kažkas nesenai čia buvo, reiškis. Wow, kai gražu. Ne, nebūčiau toks crazy. Įsidėti visus rūbus į šokį. Perplaukė ir saloj gyveni. Is this the spot? I think it is. Nu tai setupinam, I guess. Darysim laužiuką. No experience. Nu gerai, some experience in the winter. I'm a genius. Nes čia galėsiu nuo vėjo padaryti senelę. Pravalom su koja biškį. Very nice, very good, Bollywood. Turim mes dabar daug įrankių, žinokit. Turim maisto. Va, ką jums turiu, kojytės, jūs galite normaliai kaip tripodas būti. Hello. Yes, sir. Turim mečetą. Turim pjūklas. Yes, sir. Spėkit kainas. Šitą spėkit dabar. Kiek maždaug masai, ne? 15, 12, 3,5 eurų. Ką galvojate apie mečetą? Kiek jinai kainuoja? Irgi 3,5 eurų. Kėdutė. Turim kirvuką. Mažas, bet geras. Yes, buddy. Multifunctional kastuvas. Let's go, baby. Mėšlotus rankus. Niam. Better later than never. Eh? Don't stop. Žemė iškasiau kiautą. Pirštukai pabuvę be pirštinių. Greit sušalo, žinokit. Reikia įdėti, reikia valgyti. Čia pagrindinė mūsų. Nesustoj. Gerai. Prasikešėm. Kažką visi jadina, kažką visi sako. Reikia mažų šakelių. Jokliai. Puikiai, krūmų kirtiklis jau atsitarnavo. Nesustoj. Mirusios šakelės gali gyventi dar kartą. Žinot, kiek laipsnių iš viso dabar? -8 ir vis šalties. Naktį -13. Įrankius nemėtikit ant žemės, nes jau vos nedingo. Vat. Pilnas sniego. Bum! Pilnas sniego. Prikrovėm. Manau, padarysim biškį pertraukėlę. Atsisėsim, atsigersim. Prikolas tame, kad pasiėmiau tik tais giros. Prieš tai laikais mes beveik kiekvieną dieną taip darydavom. Kažką aktyviai, kažką sportiško, adventure. Dabar, kai net pradėjau mąstyti apie šitą idėją, kad išvaryti, kempinti, nors biškį, žinai, miške, iš karto šypsina, iš karto dopaminas. Net vien mąstyti apie tai. Atsiprašau. Va, ką radom. Natūralus fireplace'as. Opa! Labai gerai. Turime rastuką.
Žinot, kad sniegė, bet jeigu sniegas tai bėga, arba tiesiog žmonės geria sniegą, valgo kukų, yra belenkiek bakterijų ir nesąmonių chemikalų. Urvelį sukūrėm. Ir dabar galvoju uždengti, turiu ne brezento, bet turiu tą aliuminio tipo. Jau gera ant čia sušaldinėja. Kūrėm ugnį po kiek, po 2 valandų. Nu ne, kokios geros valandikės. Kūrėm ugnį ir tada sėdi dar pusę valandos mėgaujas vaizdu. Ką mes turim? Degtukų, tualetinio, fire starterių senų. Turime Zolvais apsaugą. Dedam į patį vidų. Visai atrodo šlapia čia viskas, bet nu gal. Skinu gėlės jum. Čia seni degtukai. O, nu kažkas dega. Pobiški, dar neįsivažiuojam, nes visko čia gali būti čia užsikūrę. Pobiški, nu come on. Let's go! Fire! Fire! O, jaunimas kaip failai. Pačiam užsikurti. Žiemą. O. Einam pasišildyti mikrobangai. Bet užmiršau Klaipėdoj konferencijoje savo tą indelį, pudelį, legendarinį koldūną. How? Hold on, bro. How? Turim lifehacką. Folija! Insert very good edit. Viską paliksi, ne, Augustai, malodėt. Nu. Ačiū. Ką mums folija klausia? Mes turim 2 maistus. Turim. O, ką turim? Svagūną nusipirkau. Primesūną. Clever svagūnas, svarbiausia, jis protingas. Suprantat, jis sumanus. Turim mėsainis. Dešrelės. Jeigu dešrelės, tai nors medžiotojų. Nes, nu, tipo, skamba sveikiau. Šaunam 3 dešras ir svagūną. Ugos have layers, like onions. Not bad. Iš tikrųjų obuolys. Primena obuolį. Right, svagūniukai, dešriukai, laužiuką. Čia yra awesome feeling. Normalus laužas, maistas, vaizdas. Ko daugiau vyrai norėti? Tikslo. Didesnio tikslo reikia norėti. Tikslo ne dėl savęs išsikelti, suprantat? Mėsainio eilė. O, jo, reikia, nu jūs žiūrit ar nežiūrit? Tai va ištrauki ir tada plėši. Tai va plėši. Kiek ant maistų išleidau? 3 eurus aš to maždaug. Va pramoga, įsivaizduojat? 3 eurų 8 ir viskas. Man šilta dabar iš tikrųjų. Čia yra Venezuela, China, I love China. America make great again. Yes. $500 billion to Israel. Tiesiog į mišką varau random mimsų. Va, mėsainiukas turim. Geriau nei McDonald'sų. Ei, tu čia kaip jauku, žinokit. Tamsinę sieną pasistačiau, iš karto jau tipo biškį jaukiau. Čia iš medžių yra siena. Vėjo daug nėra palyginus. Šiaip gal net nereikia gelbėti, nes šiandien žarijos. Wundaba. O, viskas ištraukiam. Maistą pašilo maždaug. Dabar jau laužiukas buvo, pradėjo gesti. Visai normaliai. Labai gerai, kad kėdutę pasiėmiau. Turiu tas paduškas, bet kėdutė tiesiog virš žemės iš karto. Aš keliu va dabar reelsiuką ir man rodos sniego biškį pateko, kad telefonas rašo kraunasi. Mėsainis nukrito į ugnį. Ką padaryti? Neblogai per foliją. Pažiūrėkit.
Juodukas. This is black bread, as they say. Anglių tai nevalgykit, po to vėžys bus, žinokit. Bet dabar yra tokia senelė. Taigi matot, dega mažesni, didesni ir va tie, kur jau labai snieguoti, rąstai, jie padėti į šoną, kad jie pradėtų šilti, sniegas pradėtų tirpti aplinkui ir po to jau galima naudoti kaip malkas. O čia senelė tokia, čia kita senelė, su folija. Nori kažko, reikia judėti, reikia daryti. Motivational speaker. Aš dažnai, pavyzdžiui, editinu ir žiūriu, apie ką aš šnekėjau iš viso. Bet tame momente make sense. Tai dabar irgi make sense, bet turiu vieną legendarinį itemą. Mano ilgasis šaukštas. Čia iš tikrųjų yra mano dovana, mano broliui, bet jis nenaudojo. Todėl aš dabar naudoju. Man patinka iš tikrųjų panaudoti tuos dalykus, kurių nieks nenaudoja. Pavyzdžiui, pernaudoti dalykus. Paversti juos į meną, paversti juos kažkaip naudingais. Taip pat ir gyvenime daug kas sako, kad tu esi nenaudingas, tu nereikalingas. Kas tu toks, kad tai pasakyt? Jeigu žinai savo vertę, sunku tada kažkaip tą žmogų... Tobulai. Wow. Ką man tas šaukštas? Rankom skaniau. Nice. Побіжки. Kaip nosis atsigauna nuo svagūną. Va, pakūriau dar vėl laudžiuką, pirštinės žuvinom. Tautiški kojytės, pavalgiam. Žinokit, aš mąstau išpratėjimą vieną. Iššokti. Turėčiau kaip persirengti. Gal kitą videką. Libai gerai. Aš kitam kartui galėčiau, bet čia Nemunas. Jeigu. Kas iš to vis tiek aš negersiu to vandens. Ai, bet... Jūs maudotės, pavyzdžiui, Nemune, Nery. Nes girdėjau daug kas po to išberia daug kas. Gal hamaką pastatyti? Netingiu. Ne, jeigu pavyks, tai nežinau. Bandom. Nope. Tas lystam. Aš ne ant žemės. Ne, liečiu žemę. We'll get them next time, boys. Va, kombinacija tarp mahako ir kėdutės. Reikia akinių, žinokit. Normalių tokių akinių, kad dūmai neįtų į akis, tokių, žinai, Pasakiau vieną kartą, pasakysiu dar. Life is amazing. Just look at amazing things. Naudingas dalykas. Normalų laužiuką didesnį pasikūrėm. Tas rodo, nereikėjo šitų didelių. Tas didelis pravertė porą. Bet geriau daugiau nei mažiau, vis sakoma. Ne, iš tikrųjų, tai aš džiaugiuosi, kad mes turim technologijas, bet reikia balanso, aš manau. Išvaryti, žinai, į mišką, be nieko. Pažiūrėti gamtą. Fainai. Bet jeigu visą laiką, tai būtų žiauri. Čia vat veiklos būtų praeitų laikų. Aišku, dabar visi turim TikToką.
ir dar vieną šaltą turiu gerą. Ką tu ten veiki sniege, ką? Lysk čia. Gyvas. Man tai patinka, girdžiu kaip ledo luitai tiesiog štenka kartu, nes jie atsitrenkia į tos, kurie jau sustabarėja. Ar tu gyvas? Įmečiau jūs pilnai į sniegą netyčia. Nesižydat. Nu, džiaugiuosi, visai gerai pavyko, iškyla. Linkiu ir jums pasidaryti kažką panašaus. Mini adventure, prisimenat, minėjau praeitose videokose. Ar aš buvau šitam pasiruošęs dalykui? Nelabai, tiesiog susimečiau daiktelis. Vakar sumušiau marotas mintį. Galim ruoštis dalykams, bet pilnai dažnai nepasiruošęs tas pats, kas testas, ne? Ateina, kada ateina. Tai išmoksti kiek gali, pasiruošė kiek gali ir varai. Gal norėtai gumos? Ksilitolio. Laikas gesinti laužiuką. Pakartosim. Vau, vaizdai. Nu dabar gal man labiau patinka žiema, iš tikrųjų, wow. Eglutės mažutės, neskarotos. Jau grįžtam į civilizaciją. Mašinų. Wow, ta tyla, ta ramybė. Aš nenoriu skambėti kaip labai toks liberalus. Valgau tik grybus ir geriu tik visatos sultis, krausus į mišką gyventi, jokių technologijų. Gal ateityje irgi toks tarps, atleiskit. Aš galvau, čia batus reikia pirktis man, striukė reikia pirktis. Kažkaip te batai laiko su technika, kad aš kelnes už batų ir viskas. Čia kaip palvykim ir plikim. Biški po biški, kaip sako. Dabar jau sakom, civilizacionė. Lietuvoj smagu, įsivaizduojat, nebūtina varyti ten Nordic Island, country. Bet suprantat, žiemą nėra vabulų, nėra erkių, pagrindinių mano priešų. Nu gerai, kakė-makė pagrindinis. Kaip tik, miškas, survival, nauji iššūkiai, nauji įgūdžiai, hobiai, menas, muzika ir kitų daug dalykų. Bet čia aš gaunu to natūralaus adrenalino. Galima lipti per kitur, bet čia irgi įdomu. Spidermano technika su kastuvu, žiūrėkit.
Op, op. Opa. All purpose kastuvas. Nes šitas kalnas tai slysta. Nice, nice, very nice. Nice, nice, give me some spice. Hopa. Kai pradedat sudėt, kai pradedat valgyti, kai pradedat tą ugnį, tas momentas. Wow. Ir nepavargęs dar galėčiau varyti. Bet čia toks pirmas pabandymas žiemą vienam. Visai, sakyčiau, successful. Ir mano perspektyvai žiemą pakeitė. Augis on the move. Judam, judam. Ir dabar kur einam atgal namo. Subscribe, like, share, comment. Ateina žmonės, aš jiem prakasiu. Prašom, prašom. Prakasim. Crazy. Ir čia žinėja vaikai. Atradau dar vieną biznio idėją. Nebūtinai biznio. Termus reikėtų susirasti. Arbatos karštos. Ir kažkur va čia va. Arba atiduodi, ar pardavinėjai. Praleidžiam mašiną. O. Nu, hebrytė, fainai, kad prisijungėt. Žiūrėjot. Iki galo. Molodėc. Susitiksim kitam videake. Pamatysit kur. Aš jau žinau kur. Čiau, braškės ir grybukai. Viso.